Labadiena visiems, smagu jūs vėl jausti, matyti ir vasarai pusėjo, galim sakyti link jau pabaigos, rugpjūčio mėnuo. Čia vėl jūsų eterėje T-Coach ir šiandieną, kaip ir visada, mes pradedame nuo padėkos žodžių. Visų pirma, norime už šį podcastą padėkoti Tennis Space akademijai, 76 akademijai, mūsų pagrindiniam rėmėjam Versinai ir Ohira maisto papildams, kurie yra japoniški, natūralūs ir tie, kurie labai aktyviai sportuojate, vaikštote ir gyvenate aktyvų gyvenimą, rekomenduojame šios puikius kolagenus bei visus kitus jų produktus. Norime pasidžiaugti, kad būtent su mūsų specialiu kodu Ohira Tenise 10 jūs galite jų tinklalapyje ohira.lt visus produktus įsigyti 10% nuolaidą. O šiandien, kaip ir tradiciškai, su mumis sveikina Šarūnas Kulnys ir mano kolega Aistis Šlajus. Sveiki. Po įvairiausių diskusijų jau mūsų 4 podcast'e norime pakalbėti apie taktiką, nes mes girdime visur. Taktika iš esmės gyvenime jinai visur egzistuoja, net ir čia visur, kalbant, valgant, einant. O kaip iš tikrųjų yra tenise ir kaip yra žaidžiamas šitas žaidimas. Tai būtent šiame podcast'e pabandysime padiskutuoti ir aptarti tos pagrindinius niuansus, detalės, kaip reikia žaisti tenisą taktiškai. Jo, ir aš turbūt šito podcast'ą norėčiau pradėti nuo pagrindinio klausimo, tai yra, kuo skiriasi taktika ir technika, nes tie, kurie labai gerai įsigilinę į tenisą, jiems matyti klausimų nėra, bet tie, kurie galbūt neseniai pradėjo žaisti arba vaikai dar iki galo nesupranta, koks yra skirtumas, tai mano apibrėžimas būtų, kad technika tai yra tai, kaip aš smūgiuoju kamuolį, ką aš darau su savo kūnu ir su rakete. O taktika yra tai, ką kamuolys daro kitoje tinklo pusėje priešininkui. Tai yra visi sprendimai, jie gali būti skirtingai įgyvendinti techniškai, bet ką kamuolys daro kitoje pusėje mano priešininkui ir kaip aš tos smūgius konstruoju, kad aš tą tašką laimėčiau. Nes taktikos pagrindinis uždavinys yra padėti man laimėti tašką. Kaip tu, Šarūnai, šitoje vietoje supranti skirtumą? Aš galbūt pažiūrėčiau per praktinę pusę. Esminis dalykas, kaip man atpažinti, kur yra taktika, technika, jeigu žiūrint aikštelę, kad vedant treniruotį. Esminiai klausimai taktikoje kur, kada ir kodėl. Jeigu varžovas, žaidėjas, bet kas supranta, kur reikia žaisti ir kada reikia žaisti ir kodėl tai reikia žaisti, tai aš jau suprantu, kad tai yra apie taktiką. Ir jeigu tai matau treniruotį, kai treneriai daro pratimus, tai aš suprantu, kad būtent ta treniruotė vyksta būtent taktikai. O kaip tai padaryti? Esminis klausimas kaip, tai aš suprantu, kad eina kalba apie techniką. Nes iš esmės, kaip man reikia atlikti smūgį, tai aš turiu savo resursus kažkokius naudoti, o visa kita, kaip, kodėl ir kada. 3 esminiai klausimai, kurie apibrėžia taktinį suvokimą. Labai įdomus konceptas, tikrai man įdomi tokia filosofija, padiskutuosim atskirai apie kaip, kada ir kodėl. Bet turbūt dar yra labai svarbu paminėti, kad technika, taktika yra tik 2 dalykai tenise, 2 parametrai, kurie įtakoja tenisą. Reikia nepamiršti, kad dar turim šventąjį ketveriukę, dar prisideda fizika ir mentalika. Ir turbūt labai svarbu paminėti, kad taktiniai sprendimai labai daug priklauso nuo visų kitų 3 dalių. Jeigu žaidėjas yra fiziškai nepasiruošęs, jisai bus taktiškai limituotas, jisai negalės įgyvendinti tam tikrų taktinių sprendimų. Jeigu jis psichologiškai turi trūkumų arba sušala kažkokiose situacijose, didelė tikimybė, kad nepriklausomai nuo gerai paruošto žaidybinio plano ar nuo jo ginklų, ta taktika tiesiog nesuveiks. Ir lygiai tas pats su technika, jeigu technika yra nesuformuota arba suformuota nepilnai, smūgiai nėra efektyvus, didelė tikimybė, kad žaidėjas neturės tam tikrų taktinių galimybių. Pavyzdžiui, duosiu pavyzdį, jeigu žaidėjas turi per didelį mostą ir jisai kontaktas jo technika yra šiek tiek vėluojantis ir jis visą laiką pasitinka už savęs griūna atgal, greičiausiai jisai gerai korto atidaryti negalės. Lygiai tas pats, jeigu žaidėjas lėtas yra
judėti nuo galinės linijos ir prastai mato kamuolį, kas yra fizinė savybė, didelė tikimybė, kad jis į trumpus kamuolius gerai nesureaguos, į juos neįeis, reiškia, išėjimo prie tinklo koncepto irgi gali nelikti. Tai nagrinėjant taktiką labai svarbu suprasti, kad taktikai turi įtaką visi kiti 3 segmentai. Kaip tu manai, Šarūnai? Nori sutikti, nori ir nesutikti. Rieš. Aisti, ką man? Esmė tai, kad tai, ką man teko matyti, šitie 4 komponentai, kuriuos išvardinate, yra labai svarbus ir jie visą laiką groja. Tik tais pas kiekvieną žaidimą pažaidėją, kaip kompiuterinį žaidimą, yra parametrai. Pas tą geriau, tas blogiau, tas blogiau, bet vis tiek jie kažkaip žaidžia. Esu matęs labai daug pavyzdžių, kur atrodo technika, sorry, jinai nepriimtina, bet taktiškai vaikas gudriai žaidžia. Jisai masto, kaip jisai gali, kaip jis ne, bet jis žaidžia iš ko? Iš jutiminių dalykų. Bet technika yra, tikrai nekokia. Matėm ir fizinius dalykus, ne? Su fiziologija ateina ir atrodo, iš ko, kaip jisai gali bėgti, judėti, reaguoti, nes kūnas labai daug jau simbolizuoja, kad nelabai, bet visa kita kažkodėl atlieka puikiai. Ir kad vienas be kito, tai faktas, kad yra svarbu, bet kad galėčiau taip konkrečiai nubrėžti liniją, sakyčiau, žiūrėkit, jis netechniškas, tai jis taktiškai nepažais. Jam gali būti sunkiausiai top lygį žaisti. Labai. Bet iš esmės tą bazinį lygį jis gali atlikti labai puikiai. Ir tą daro, matome, tarptautinius tenis Europe žaidėjus, ITF vaikai ir atvažiuoja, tikrai, nei vienas neatvažiuoja su tobulą techniką. Nei vienas neatvažiuoja su tobulu fiziniu, su tobulu mentaliniu pasirinkimu, bet taktiškai kažkaip jie žaidžia. Ir tai klausimas, tai pala, tai kur? Tai kiekvienas yra, aš galvoju, kiekvieną mes negalim nubrėžti linijos, kad taip, arba ne taip, arba ne taip. Tai aš galvoju, kad kiekvienas žaidėjas, tas, kuris techniškai, nes taip ir yra iš tikrųjų, tas, kuris techniškai yra prastesnis, jis visą laiką taktiškai, nes jis bandys kažkaip per gudrumą atpirkti savo tos trūkumus. Tas, kuris yra taktiškai gudrus, jis ne visada gali būti techniškai geras. Ir jie va čia maišas visą laiką. Aišku, idealiausia turėti visą pilną paketą su pilnu top 10, ta prasme, procentai 100% užpildytis. Bet aš kiek žinau, kad taip nebūna. Tai yra labai sunku ir aš manau, kad Aisti tu pats sutiksi, kiek tu matei žaidėjų tokių, kad turėtų visą pilną paketą. Sutinku. Ir vėlgi, kaip ir tu sakai, sutinku ir nesutinku. Jeigu nori eiti turbūt į aukščiausią lygį, tu turi turėti, taip, sutinku, kad kiekvienas ingredientas neturės po 25% įtakos žaidėjai. Puikiai žinome, kad tie žaidėjai, kurie sunkiau juda, jie tada turi turėti gerą pirmą padavimą, tam, kad jie galėtų dominuoti taške, kad jiems nereikėtų bėgti, ar ne? Taip. Jie greičiausiai žais geriau ant greitesnių dangų, bet sunkiau žais ant lėtesnių dangų. Nesiginčysiu, sutinku, kad tai nėra po 25%. Visgi, jeigu norime eiti pirmin, balansavimas tarp tų elementų turi būti. Gerai, grįžtu prie startinio savo teiginio technika, taktika. Treniruotėje, čia yra tokia amžiaus dilema, ar ne? Dauguma trenerių mes labai fokusuojamės ant technikos, ar ne? Kaip kamuolys yra mušamas, kaip kūnas dirba, kaip raketė nuvedama, kokia raketė. Ir dažnai pamirštame taktinius elementus, ar ne? Tavo darbe technika, taktika, balansas, kiek turi svarstyklės? Kol anksčiau neturėjau suvokimą ir pakankamai žinių, aš dirbau taip, kaip mane mokė. Kaip mane trenavo iš esmės. Tai buvo vien technika. Technika, šlifavimas. Po to vieną dieną tu supranti, kad už techniką tu rezultatų tau niekas neduos, reitingo neduos, taškų neduos ir pradedi atsisukti patį žaidimą. Atsisuki paprastus dalykus, tai šiai dienai vienareikšmiškai aš galvoju, kad viskas turi prasidėti nuo taktikos. Tai yra masė priemonių, masė būdų, kaip tą padaryti, nes aš kaip ir mėgstu trenerių kursuose duoti pavyzdį. Įsivaizduokime, vaikas ateina į kiemą žaisti gaudinių. Juk niekas nežino, kaip jam bėgti, kokį laipsnį atsitūpti, kokį pasisukti, kiek apsisukti. Ką jam pasako, pasižiūrėk. Tiesiog bėg. Jisai natūraliai pradeda bėgti ir jis pradeda galvoti, kada jam reikia greičiau, kada lėčiau, kur pasislėpti, kada galima išvengti varžovų. Ir jis tą daro natūraliai per žaidimą jutiminius dalykus. Technika, kaip jau tą atlikti tiksliai, tai yra priemonė arba įrankis man padėti taktiką įgyvendinti. Tai lygiai tas pats į tavo klausimą atsakant, man yra pirma taktika, aš pirmą žaidžiu ir suprantu, kur aš noriu žaisti tą kamuolį, koks mano tikslas yra, o technika yra kaip įrankis, kad man padėtų tai įgyvendinti. Taip, sutinku, bet visgi aš noriu pabrėžti iš savo praktikos, kad tam tikri techniniai dalykai, apie kuriuos aš toj pasidalinsiu, turi ypatingą įtaką taktiniam žaidėjo vystymui.
Pradėsiu turbūt nuo labai paprasto dalyko, tai yra raketės galvutės kontrolė. Be raketės galvutės kontrolės, be sugebėjimo jausti kampus, be sugebėjimo jausti kūną, atsistoti, didelė tikimybė, kad aš tos aikštės geometrijos nesuprasiu. Antras, techninė smūgio adaptacija. Sugebėjimas adaptuoti smūgį, besikeičiant dangoms, oponentui, kamulio greičiui, nes kiekvienas smūgis yra skirtingas. Bazė yra vienoda, bet tas smūgis, kurį aš blokuoju, gali neturėti palydėjimo. Tas smūgį, kurį aš noriu pagreitinti, turės daugiau kojų inercijos, bet ir ilgesnį palydėjimą. Tai man atrodo yra labai svarbu, mokant techniką, sugebėti išmokyti žaidėją valdyti raketę ir smūgio amplitudę. Nekalbu apie gripsus, nekalbu apie vienodą užsimojimą, nekalbu apie stovėsenas, gink dieve ne. Bet raketės kontrolė, man tai yra techninis dalykas, kuris yra ypatingai svarbus, jeigu aš pavyzdžiui noriu išmokyti chip return ar chip lob return, ar ne? Ar aš noriu pagreitinti iš drive volio. Ir paskutinis dalykas, trečias, kurį noriu pasakyti, man atrodo, nepriklausomai nuo žaidėjų fizinių savybių, aš priskiriu judėjimą technikai, kad visgi teisingas kojų darbas, ne greitas, ne stiprus, bet teisingas kojų darbas turi irgi didelę įtaką taktiniam vystymui. Kaip tu manai, sutinki ar nesutinki? Šiandien su manim daug nesutinki, tai... Ir dabar yra tokių niuansų. Mes turėtume šiaip tai apibrėžti, ne? Jeigu vaikas sportuoja iki 9 metų, aš sakyčiau, kad vis tiek turbūt per taktiką technika yra svarbu, ne? Tai, ką tu išvardinai, tai viskas yra labai svarbu, bet jeigu mes einam jau top lygį, ten dar smulkiau technika, kiekvienas niuansas, kiekvienas tas, ką tu pasakei, jis turbūt išdirbta, nes tai duoda efektyviausią rezultatą. Be šito neišgyvensi elite, kaip ir tu sakai, be kontrolės, raketės, galutės, kampai, viskas, bet čia yra technika. Bet pirmas užmanimas, kur aš tai naudosiu? Gerai, aš turiu įrankį, ne, aфиgeną techniką, kamulio kontrolė, raketės kampas visą laiką laiku. Bet jeigu aš žaidžiu vidurį aikštelės visą laiką. Ačiū uždėmesi. Arba neteisingų laikų žaidžiu neteisingas. Būtent, ta prasme, tai viskas yra per sprendimus. Tai pačioj pradžioj pradedant, jeigu tu teisingai formuoji, kad per žaidimą, taktiką, per situacijas, preso, kaip tu galėjai, gal tau reikėjo kojam ten labiau pabėgti, gal reikėjo labiau šonu pasisukti. Taip aš sutinku. Profose lygose viskas yra svarbu. Negali sakyti, kad taktika, žinai, bet aš vėl matai, čia yra toks labai slidus klausimas. Negali pasakyti taip ir negali pasakyti ne. Jie yra labai svarbus. Bet aš skirčiau vis tiek taktikai vien dėl to, kad pačiam vaiko suvokimui suformuoti, kur jis turi žaisti, kaip jis mato visą erdvės, visas tos kampus. Ir tie kampam, tam, kad sužaisti kairį kampą gilų kamuolį, tau reikia ko? Raketės kampo, kojų gero. Taip. Tada tu aiškini tai vaikų, kad tau tai padės. Bet sutikim, varžybos vaikų tenise turbūt yra turėtų būti vienas pagrindinių ingredientų, kaip tu sakėjai, palyginai su eik žais gaudiniu. Tiesiog žiūrėk, bandyk ir žaisk. Lygiai to paties turbūt reikia ir vaikų tenise, tai yra varžybų kiekis, kad galėtų patirti tą žaidimą, ar ne? Ir suprasti, kokių paskui jau tų parametrų man reikia, ar ne? Aišku, svarbiausia vaikui neuždėti, mokant taktiką kažkokios kontrolės. Tai kaip mes mėgstam. Dukros sudulinėje. Taip. Kur vaikas priima sprendimą? Niekur. Jis tiesiog vykdo tai, ką treneris sako, ir čia jau nebėra taktika. Nors mes galvojam, pastatėm piramidės, pastatėm kampą, bet mes jam atėjom ir pasakėm, kur jis turi žaisti. Kaip ir tu sakai, tai būtent per didelį kiekį žaidimų natūraliai jis turi pats pajausti. Būna vaikam, kad sunkiau. Vieniems reikia daugiau laiko, kitiems mažiau, daugiau mačų, taip ir toliau. Mes į tai nelendam, bet iš esmės jis turi viską daryti per jutiminius. Tas ūkdymas jis turėtų būti humaniškas, ta prasme, leisti, treneris sukuria erdvę, duoda sąlygas, įrankius, kamuolys, raketė, aikštelė, žaiskit. Ir jisai stebi. Šioje vietoje man labai patinka constraint-led coachingas, kuris atėjęs turbūt jau dar, aš susipažinau iš Alekso Fergusono laikų, 1980, kai jie Manchester United naudojo skirtingų aikščių dydžių žaidimus. Reiškia, žaisdavo futbolą, bet tai būdavo adaptuotos taisyklės, aikščių plotai, tam, kad žaidėjai natūraliai pajaustų situaciją ir priimtų patys sprendimus. Čia kažkokio greitesnio paso reikėjo tas ateina po truputį tenisą, ITF jau turi savo Coach Education platformoje gerų duomenų apie constraint-led coaching, bet tai jau ateina iš žaidėjo patirties. Jisai žaisdamas skirtingose situacijose supranta skirtingus taktinius pojūčius ir kaip tu sakai, tai nėra trenerio instruktuota. Žais jam viską į kairę, atakuok į dešinę,
ir trečių kamuolių sutrumpinti. Tai nėra instrukcija, tai yra jau per pojūtį. Tai, bet gerai, dabar siūlau visgi išrengti. Tai dar papildant tave, šiek tiek, tai va čia ir yra ta taktika. Kaip tu sakai, jeigu futbole duoda skirtingas aikštelės tam, kad skirtingos situacijos, tai mes irgi lygiai tenise neturim galbūt daug, bet iš esmės va tas ugdymo periodas nuo ridenimo kamulio, ten kur yra taktika, riden kamulio kaip nori. Tikslas yra tenais įmušti, tarkim, įvartį, ne? Ir jis ridena, jis bėga, jis pats jau orientuojas. Raudonas kamuolys, oranžinis ir tol, kol jis ateis tą, jeigu taisyklingai taktika dėliojama ir suvokimas ir gebėjimas vaikų pajaus tą tikrą tenisą, jis jau ateis visiškai kitoks. Taip, tikrai taip. Bet dabar visgi siūlau nurengti tą taktiką, palikti visus technikas, fizikas, psichologijas šone ir pabandyti ją pagliaudyti pačią taktiką iš pagrindų. Man taktika iš vis yra, kaip aš lyginu su daržovio svogūnu, žinai. Atrodytų paprasta daržovė, nieko ypatingo, bet jeigu svogūną perpjauni, gauni labai daug sluoksnių ir labai tokį gerą kvapą, ar ne, ir tokį labai gerą potyrį. Tai jeigu tą, sakykime, svogūną žiūri, nu tai tenisas iš principo yra turbūt, jeigu žiūrėti labai paprastai, tai yra labai paprastas sportas. Tai yra, aš turiu bėgti gerai, aš turiu kamuolį grąžinti į aikštę ir turbūt gerai būtų, kad nepasiduot. Tai čia yra 3 pagrindiniai ingredientai, mano akimis. Nu, jau čia pasakyti, technika, taktika ir mentalika. Taip, dabar grįžtam prie taktikos. Dabar grįžtam prie taktikos ir aš, kaip sakau, lendam po truputį tą svogūno vidų, ar ne? Tada antras pjūvis arba antras sluoksnis yra, kaip galime tenise laimėti tašką. Kokie yra 3 būdai tenise laimėti tašką. Ir visos statistikos, kai mes žiūrim profesionalų tenisą arba įsijungiam statistiką, yra labai paprastais 3 statistiniais elementais. Tai yra neleistinos klaidos, unforced errors, priverstinės klaidos, forced errors, kiek aš priverčiau savo priešininką suklysti, ir winners, kiek aš laimėjau kamuolį pats. Sutinki su tokiu suskirstimu ir tai yra teisingas požiūris paprastai į taktiką ar ne? Kaip tu manai? Vėlgi yra tam tikras niuansas, ar teisingai tokį naudotume iki kokių 14 metų. Ar teisingai jis mums apibrėžtų vaiko taktiką, ar jis geras ar blogas pagal tavo išvardintus kriterijus. Tai, ką tu vardini, tas yra jau daug vėliau ir jie labai gerai skaičiuojasi, automatiškai yra sistemos tam. Bet ar vaikų tenise tikrai tas apibrėžia? Nes jeigu vėl, kaip tu sakai, lendam į tą svogūną, mes turime visų pirma galbūt suprasti tam tikras situacijas, kuriuose situacijose žaidžiu gerai, ne? Tai nuo galinės linijos, žaidimas iš oro. Nes mes, nėra taktika tokia kaip taktika, laba diena, čia bus dabar taktika. Bet vėl, ta taktika yra tam tikros situacijose. Žiūrėk, tu sakai apie klaidas, ne? Provokuotos, neišprovokuotos. Jeigu žaidėjas daro 80% nuo galinės linijos, o iš oro minus 80, ką mes galim pasakyti apie taktiką? Ir mes čia tokį gaunam, tai pala. Tai jis kaip ir taktiškai viską daro nuo galinės linijos, o oras kažkas yra ne taip. Tai kur dabar lendamės? Ką mes ieškom, ta prasme? Taip. Aš suprantu, ką tu sakai ir aš manau, kad šitoj vietoj tada jau mes turėtumėm atskirti, kur tos klaidos yra daromos ir kurioj vietoj, nes yra, sakykime, sekantis sluoksnis arba pjūvis, tai yra pagrindinės žaidiminės situacijos. Va, tu paminėjai. Tai yra žaidimas iš galo, išėjimas prie tinklo, žaidimas prie tinklo su apvedimu, padavimas primimas, ar ne? Ir mes tada jau tuos neleistinas klaidas, priverstinės klaidas, winnerius, mes galim per tą žaidybinių situacijų prizmę analizuoti. Kurioje situacijoje žaidėjas daro daugiausiai klaidų. Bet tai logiškiausia būtų, ar ne? Kaip tu galvoji? Ja, aš manau, kad yra teisinga, bet iš principo, aš manyčiau, kai mes pradedam mokyti vaiką raudonam kamuoly arba oranžiniam, bet kokiu atveju mes turim išmokyti, kad neleistina klaida yra ne taip, kaip laimima tenisas. Kas yra tenisas? Tai yra klaidų sportas, ar ne? Mes pirmiausia turim įdiegti vaikui, kad tenise mes stengtis turim neklysti, arba bent jau anksti neklysti. Ar ne? Tai man atrodo, tas bandymas išmokyti, išvengti unforced errors yra vienas kertinių dalykų, kurį mes kaip treneriai turim išmokyti vaikus. Nes mes vėlgi grįžtam prie to techniko, taktikos segmento, dažnai moko mušti gražiai, moko mušti stipriai, bet kiek aš turėjęs žaidėjų, kurie mes išvažiavome į tenis Europą U14, U12, U16, mes gaunam mačą yra 42 unforced errors. Tai kas iš to technikos mokymo, jeigu pas mus yra žaidime iš galo 42 unforced errors ir tik tais 14 winnerių arba forced errors yra padaryti, ar balansas, kaip žinom, labai dažnai skaičiuojamas balansas
tarp forced errors ir winners, kaip vienas segmentas prieš unforced errors, pas profus yra 3:1, pas vaikus dažniausiai 1:3. Tai dar daug dievė, kad 1:3. Mano praktikoje yra buvo 1:5 ir 1:6. Tai jeigu mes neišmokysim suprasti teniso, kad pirmiausia reikia daryti mažą kiekį klaidų, o tik paskui galvoti, kaip aš galiu priešininką priversti pramušti kamuolį, galbūt tai būtų geras startinis taškas taktikos mokymui. Kaip tu man? Matai, grįžtant prie to, kad dėl didelio klaidų kiekio ir tai gali būti techniniai dalykai, jeigu tu dirbi tik tais ant technikos, bet būtent tos technikos nesuriši su taktika, treniruoti pačioje savo procese, tu dirbi tik plikai ant kažkokio vieno judesio, kur tu neaišku naudosi. Kaip pavyzdys, tai, ką tenka dažniausiai matyti, mokinam dešimtinį smūgį, ne? Treneris meta kamuolį, žmogus muša kamuolį, bet kur, bet kaip. Jis sako labai gerai, labai gerai, labai gerai, labai gerai. Jis žiūri judesį. O kur kamuolys tenais už nugaros? Jis ten tvoras dauža. Tai yra nesvarbu. Jis žiūri patį judesį. Tai va čia galbūt eina į tą visą ir reikia surišti, kad jeigu tu, kaip tu sakai, tą techniką darai daug klaidų, bet tu neįtrauki tos taktikos į tą technikos mokymą. Tai viskas. Ir šitoje vietoje aš tada norėčiau pereiti prie to trečio pjūvio, kaip aš žiūriu į taktiką, tai yra dar smūgio intencija, ar ne? Nes žaidimas iš galo nelygų žaidimų iš galo, ar ne? Dažniausiai mes kalbam apie rally attack defense, tai yra ataka, gynyba ir neutralus kamuolys. Ir mes dažniausiai ką darom treniruoti? Mes mokomės rally kamuolį. Labai mažai skiriam atakai, gynybai. Ta pati ataka, gynyba gali būti labai skirtinga. Ataka gali būti su drive voliu, ataka gali būti dropshotas, ataka gali būti įlipant į aikštę, tiesiog pasitinkant kamuolį anksčiau. Per timingą einam ataką, ar ne? Ir jeigu mes kaip treneriai nesuprantam, kad ta unforced error iš kokios pirmiausios situacijos atėjo, bet paskui reikia suprasti, iš kokios intencijos jinai atėjo, ir tada mes galim dirbti ant tos intencijos. Nes aš dažnai jaunas treneris darydavau tų klaidų, kad visą laiką rally, technika, rally, keep the ball in play. Nu, lygtais viskas neblogai, išeina varžybose, kamuolys grįžta, nebežino, ką daryti. Tai šitoje vietoje tas trečias pjūvis, attack, rally, defense ir skirtingos situacijos irgi yra turbūt labai svarbu mokyti skirtingas situacijas, kad įvyktų techninės adaptacijos, kad žaidėjas mokėtų adaptuotis techniškai prie taktinių sprendimų, kuriuos jisai priima. Matai, čia daugiau mes tada suvedam į trenerio pačią darbo metodiką. Jeigu mes dirbam visą laiką nuo galinės linijos, mes negalim jo mokyti lup nuo galinės linijos arba, kai žaidėjas traukęs 2 metrus nuo galinės, daryti vinerio, ne? Tai čia į trenerio struktūro darbo turėtų būti traukta, kaip tu sakai, viso korto išnaudojimas. Atsistok ant servo linijos ir mėti kamuolį, tegul jis mokinasi įmuštą kamuolį iš tenais, kuo mažiau klaidų. Ir ką aš pastebėjau vaikų tenise, taip ir yra dažniausiai. Visi gerai laksto už galinės linijos, arčiau linijos dar ok, bet kai reikia pabaigti tašką įlipus aikštelę arba arčiau servo padavimo linijos, jokių šansų. Masė klaidų atrodo pats paprasčiausias, aikštelė sutrumpėja, jie nesupranta, kad mažinti reikia jėgos, daugiau kontrolės ir viskas. Tu čia labai stipriai paspaudė man ant mozolio, žinai. Tai čia aš ir pats savo spaudžiu. Žaidėjai, kurie mane labai gerai, sakykime, priversdavo eiti iš proto, tai būdavo tie, kurie ant lėtesnių dangų turėdavo trumpas laisvas. Ir aš tada nežinodavau, ką daryti, nes aš buvau tas, kuris ant lentų daug mėnesių žaugęs, galėdavo bėgti ir gražinti kamuolį, bet pats greičio generuoti negalėjo. Ir mano klaidos ateidavo būtent iš midkorto, žemo kamuolio, nes aš nemokėjau generuoti greičio. Bet tai irgi yra iš to, kad tai nebuvo integruota turbūt ir analizuota, kad identifikuoti. Bet čia negali sakyti, bet žiūrėk, paimkime Italijos, Ispanijos tenisą. Jie viską žaidžia ant grunto atsitraukia. Jei italai pames ant servo linijos pjautą, kamuolys turės masę problemų, nes jie nepuola, tiesiog jų toks žaidimas stilius. Jie žaidžia tos lėtus kamuolius perskutus už galinės linijos. Kiek buvo teko Italijoje, Ispanijoje žiūrėti tos ITF-us ir dalyvauti hebra ir tai sakydavai. Trumpesniais kamuoliais išeinančius ties servo liniją ir pamatys. Ir taip ir būdavo. Jeigu ten tu negali su juo laikyti 20-30 kamuolių, kuris gali bėgti ten nuo ryto iki vakaro. Turi kažką daryti, duodi trumpesnį kamuolį, jisai negali pult. Aišku, mes kalbam apie tos nebe pro lygą, bet ITF žaidėjus. Masę problemų turi. Ir viskas. Ir pritraukti pėtėti prie tinklo, nu, ne taip paprasta, bet jeigu pritraukia, tai yra taškas tavo. Ir tu turi va tą naudoti. Va čia yra taktiniai gebėjimai, kaip tu sugebi iš visų aikštelės pozicijos, ką mes ir kalbėjome, sukurti tą efektą. Ir dar ką norėčiau pridėti prie trečiojo pjūvio taktikos, prie intencijų, kaip aš tą kamuolį mušu. Tai yra dar 2 papildomi segmentai. Tai yra spaudiminis segmentas ir išlikimo segmentas. Nes kai mes kalbam apie gynybą, skirtumas tarp gynybos ir išlikimo
kad su gynyba aš dar stengiuosi padaryti savo priešininko gyvenimą sunku. Tai taktiškai ką tu darytum? Ta prasme, pasakykim žiūrovai, tarkim, jeigu kas yra geras gynėjas, arba kas yra geras puolėjas. Priešininkas atakuoja mane, priverčia bėgti, aš esu toli už galinės linijos, aš jaučiu, kad apvedimas nėra teisinga opcija, aš žaidžiu pjautą jam į kojas, ginuosi tam, kad jam būtų sunku. Jeigu jis lieka ant galinės linijos, aš tą pjautą žaidžiu giliau, tam, kad atstumti jį atgal už galinės linijos, tai čia yra gynyba, ar ne? O ką pats darai tuo momentu, kai stumi jį? Priklausomai nuo ką jisai daro. Tai čia klausimas bus, kaip papaėtas. Bet aš norėčiau pabrėžti tą skirtumą tarp išlikimo, ką, pavyzdžiui, Andy Murray'us labai gerai išlikdavo aikštį, kai jau atrodo visiškai nėra šansų, kai yra bandoma tiesiog grąžinti kamuolį aukštai į aikštę, ar ne? Be didelios rizikos, tam, kad priešininką priversti sužaisti dar vieną kamuolį. Prisimink Andy Murray'us grįžimą prieš Thanasi Kokkinakis, Australian Open, 2 setai down, breakas down, jisai apsigina vieną geimą prie Thanasio Kokkinakis, Kokkinakis muša vienas meš, antras meša klysta, breakas atgal, Andy Murray'us laimi mačą. Tiesiog išlikimo principų jisai sugebėjo apsukti taip, ten ir buvo ir psichologinių elementų, ir turbūt ir fiziniai elementai prisidėjo Australijai, bet kas labai svarbu pasakyti, kad tas išlikimas, kartais mes mokam gynybą, bet gynyba yra su trupučiu rizikos. Išlikimas yra sumažinant riziką, priverčiant priešininką tiesiog sužaisti vieną kamuolį. Kuo skiriasi išlikimas nuo gynybos? Nes atrodo kaip ir viskas šalia, bet kur tas esminis tipsas, kad mes suprastume? Nes... Su gynyba aš stengiuosi sukurti priešininkui situaciją, sunkią situaciją, kad aš galėčiau apversti tašką aukštyn. Su išlikimo intencija aš stengiuosi tiesiog išlikti taške ir turbūt leisti priešininkui toliau mane atakuoti su tikimybė, kad jisai primuš. Ar atsakiau savo viziją skirtumą tarp gynybos ir išlikimo? Jo, supratau, bet kokią kainą išgyventi, neskaitant rezultato, gynyba... Tiesiog grąžinti kamuolį į aikštę, bet kokiu būdu grąžinti kamuolį. Išgyvenimas be tikslo, gynyba su tikslu. Nu va, fantastika. Gerai, ir dabar dar svarbu apie intencijas kalbant, aš manau labai svarbu pabrėžti spaudiminę intenciją. Angliškai vadinasi pressure intention. Vėlgi dažnai, bent jau su vaikais, turiu sunkumą, treniruojant vaikus, kad aš mokau rally kamuolio ir mokau max attack. Nu, ataka yra, sakykime, netoli jų maksimumo fizinio galimybių. Bandai paaiškinti, kad tai yra ne 100%, retai išeina. Bet dažniausiai kas būna, kad jiem labai sunku pereiti nuo neutralios rally pozicijos į ataką. Ir šitoje vietoje aš visą laiką bandau jiems išaiškinti būtent spaudiminį pressure kamuolį. Kalbam apie įlipimą į aikštę ir sukimą su trajektorija į silpnąją priešininko pusę. Arba ant žemai atšokančių dangų kalbam apie slice'ą į silpnąją pusę. Tam, kad nereikėtų rizikuoti, bet sukurti situaciją priešininkui suklysti. Kaip tau šitą segmentaciją 5 situacijų, ne tik rally attack of defense, mes turim išlikimas, defense, rally, pressure ir tada attack. Ne, aš atsakysiu paskutinį tą pressure, kodėl nepavyksta įgyvendinti, ypač tą su vaikais, tą jau pats pastebėjau per savo darbo specifiką, kad dažniausiai vaikai patys nesupranta savo kamuolio greičio. Paprastas pratimas, kai tu sakai, žais 50, 60, 70, 80, 90, tai jie nejaučia. Jie žaidžia vienu greičiu ir tik tiesiog jau, kad treneris liepia, jie pradeda skaičius varijuoti, bet jie nejaučia. Ir va, kaip tu sakai, sukuri jam situaciją, tarkim, žaidžiant iš krepšo, sukuri situaciją, kad jau reikia mušti, spaust, jis atbėga, sužaidžia paprastą kamuolį. Ir tu klausi, ar tikrai čia jo, bet kiek tu čia žaidėjai, jisai sako, apie 80-90, tu matai, kad nei velnio, jisai nesupranta. Kol vaikas neidentifikuoja savo kamuolio greičių, ką jis ir gali ir kada, labai sunku suformuoti tą spaudimo principą, nes jisai nežino, kiek ten reikia naudoti. Jis bijo suklysti, bijo į tvorą neišmušti. Ir va čia ir yra esminis tas momentas spaudimo, nes antras dar svarbus yra fiziologija. Ne visi vaikai gali mušti tą kamuolį, jis kaip ir supranta, jis kaip vaikas kaip ir stengiasi, nelėkiam tos kamuolys, bet tiesiog šiai dienai yra tokios jo fizinės galimybės ir tą turim suprasti. Tai pirmas, aš galvoju, spaudimo, ypač dirbant su vaikais ar net paaugliais, turi suprasti savo kamuolio greičių ir mokėti varijuoti. Aš galiu žaisti kaip mašina. 1, 2, 3, 4 bėgių galiu važiuoti. Ne visą laiką vienu bėgiu. Vaikai dažniausiai žaidžia vienodai.
Ir kai tu pasakai muš kamuolį, jisai muša, čiut geriau, bet jis nesupranta, kas yra jo maksimumas ir kas yra tas žemas, tarkim, 50 tas greitis. Ir va taip jau jisai gerai atskirstų, aš galvoju, kad būtų visiškai kitaip. Ir fiziologiniai dalykai. Ir dar, man atrodo, labai svarbu paminėti, ką tu paminėjai, kad kiekvienas žaidėjas yra skirtingas ir turi savo būdus ir metodus. Ir mes negalim iš kiekvieno žaidėjo reikalauti, pavyzdžiui, maksimalaus greičio atakoje, ar ne? Nes ataka irgi turi savo suskirstimą. Ar trumpintas yra ataka? Taip. Ar drive-volis yra ataka? Taip. Stiliai, ar ne? Ar heavy suktas kamuolys gali būti ataka, nesvarbu, kad jis neina 2 cm virš tinklo, ar jis gali būti ataka. Tai yra labai svarbu, lygiai taip pat ir defense, mes galim ginti su blokų aukštų kamuolių per centrą stumiant priešininką atgal, mes galim ginti su žemų slaisu, mes galim gintis galbūt su išėjimu, anglesų, jeigu mes gerai judam su priešininku. Noriu pasakyti, kad kiekviena ta situacija iš tų 5 paminėtų, ar ne, turi ir savo tipus. Ir labai svarbu mums kaip treneriams suprasti, ką mūsų žaidėjas gali, ar ne? Aš, pavyzdžiui, turiu mažą žaidėją, aš suprantu, kad aš jo mokyti, jaunas žaidėjas, jam 9 metai, aš jo mokyti atakos per greitį aš negaliu. Jisai dabar puikiai supranta, kad jo ataka tai yra greičiausiai trumpintas kamuolys ir jo ataka yra užbaigimas prie tinklo, kai jis yra arti, jisai visai neblogai gali užbaigti tinklą. Bet yra jo atakos metodai. Bet dėl ko jisai, pavyzdžiui, kad tu padai pavyzdį, man įdomu panagrinėti, dėl ko vaikas supranta, kad jisai negali per greitį. Arba ne dėl ko vaikas, bet kaip jam paaiškinai. Pirmiausia yra faktai, jisai žaidžia mačą, jisai nei vieno winerio neįmuša. Antras dalykas, jo kūno masė yra pakankamai maža ir jis pats fiziniais duomenim yra pakankamai mažas. Ir jeigu aš jį dirbsiu su max ataka kiekvieną dieną, greičiausiai jis sulaužys fiziškai, nes jo kūnas yra nepasiruošęs treniruoti tą taktinį aspektą. Jisai negali, tiesiog negali. Tai mes nepamirštam atakos, bet mes treniruojam kitus metodus. Lygiai taip pat pažiūrėkime į ralį situaciją, ar ne, neutralią situaciją, ar ne, kaip mes galim laimėti tašką per ralį situaciją. Taip mes dažniausiai laimim per kantrybę, ar ne, tiesiog laikydami kamuolį vienodą, tol kol priešininkas suklyst. O kas jeigu priešininkas neklyst, ar ne, tada pradedam galvoti, kokios yra variacijos ralį kamuolio, mes galim pakeisti greitį, mes galim pakeisti sukimą, mes galim sužaisti šiek tiek trumpiau, giliau, ar ne? Tas pats ralis, mes galim keisti kryptį, mes galim žaisti į vieną pusę, ar ne? Ir jau ta ralio situacija tampa nebe tik kamuolį žaisti į aikštę, o sugebėti suprast, kaip aš turiu žaisti, ar ne? Tai čia yra tas vadinkim, trečias pjūvis, 5 situacijų, intencijų suskirstimas ir mes kaip treneriai turim suprasti savo žaidėjus. Pas mane dažnai yra dabar draugų, kurie yra geri mėgėjai, geri žaidžia ir jie sako, Aisti, negaliu įmušti kamuolį. Aš sakau, ką tu darai? Aš stengiuosi mušti. O sakau, tik vienas būdas yra laimėti tašką, tai yra įmušti lengvą kamuolį. O gal tiesiog gražink, gal tavo priešininkas išsigąs ir supys. Noriu tiesiog pasakyti, kad yra daugiau negu tik tais greitis. Ar ne? Aš norėjau dar šiek tiek tavęs paklausti. Tu kalbėjai apie intencijas, pasakytos 5 faktorius, jie gan svarbus. O kaip tu galvoji apie tas 3 intencijas, kur ITF-as pateikė? Pirma intencija išlikti taške, antra susikur panašumą ir užbaigti tašką. Ką tu apie jas manai, čia grinai jau eina aš matau, tai yra, apie vaikų... Tai yra mano suskirstimo 5, tik tais aš susegmentavau į 5 dalis, bet man tos 5 telpa į ITF-o 3. Aš tai matyčiau, nes išliktaškė tai yra išlikimas ir defensas, ar ne? Susikurti pranašumą tai gali būti rally ir pressure. Užbaigti tašką tai yra ataka, ar ne? Tai aš matyčiau, kad tos 5 telpa į tas 3. Iš tiek, kad kaip mes pavadinsim, kitas pavadinimas, ar ne? Jo, nes mes mokymo literatūrą tiek skaitam, tiek ITF-o medžiagoje, tiek vedam mokymus, einam per tas 3 intencijas, aišku. Bet kaip ir tu sakai, galima viską tą patį tik kitais žodžiais ir suprantamais. Dabar judant į priekį, kai jau mes suprantam, reiškia, kokie tie, reiškia, kokį mes mėgstame naudoti žaidimą, kur, kokio intencijoje, ką mes preferinam, kur yra daugiau klaidų, ko vengti, ką daryti. Tada turbūt po truputį susiformuoja 4 pjūvis, tai yra mano žaidybinis stilius. Mes žinom tos pagrindinius žaidybinius stilius, ar ne, gal Šarūnai tada, jeigu gali paminėti pagrindinius žaidybinius stilius ir mes galim tada padiskutuoti, kaip tie stiliai kinta priklausomai nuo žaidėjo asmeninių savybių. Žinai, kai sako, yra keli žaidimų stiliai, bet tai kaip pagalvojant, kiek tenisas yra individuali sporto šaka ir taip galvojai, oba, tai dabar visus vardinti. Ne, iš esmės taip, Aisti, tai yra teisus, yra galbūt sukoncentruota į 4 tokius
pagrindinius žaidimo stilius, tai yra viso žaidimo kortas, kai žaidėjas geba žaisti visame korte. Tai žaidėjas, kuris eina žaidimas prie tinklo, tai čia toksai britiškas. Agresyvus žaidėjas galinės linijos. Tokių pavyzdžių mes galime irgi daug pateikti, kur mėgsta greitą tenisą, agresyvų. Aišku, daugiausiai galbūt jį galima pamatyti ant žolės arba ant hardo. Ir paskutinis tasai toks, aš nežinau kaip lietuviškai taisyklingai counter puncher. Tas žaidėjas, tai tos žaidimo stilius, kuris jis toks gan šlykštus yra iš esmės, nes žaidėjas jisai žaidžia toks atrodo kaip ir pasyviai, kaip ir ginasi, bet kada gali kontratakuoti. Tai yra pagrindiniai žaidimo stiliai ir aš manau, kad žiūrint į kiekvieną sportininką, mėgėją, vaiką, nesvarbu kas, mes galime labai greitai priskirti. Nes tas labai ryškiai matosi, kuris žaidėjas mėgsta servuoti, įlysti į šorą, kuris yra tik tais gynėjas, arba tas, kuris yra viso korto žaidėjas. Mūsų rinktinė yra tokių žaidėjų, kurie žaidžia tik tais nuo galinės linijos ir labai agresyviai, kurie prisivengia to tokio ėjimo prie tinklo. Ir tie tokie slapukai, aš kaip juos galim dar kitaip pavadinsiu, kurie medžiotojai, kurie alė sužeisti, bet kada gali iššauti. Ok. O dabar įdomu, pastaruoju metu girdėjau dar 5 stilių. Vadinasi dženkeriai. Tai pavyzdys buvo duotas Santoro, Mutetas. Tokie žaidėjai, kurie turi tokių unorthodox sprendimų, kaip ypatingi pjovimai, išeinantis padavimai, kurie sunkiai priskirimi prie counter puncher, nes counter puncheris dažniausiai ką daro, tai jisai kokybišką kamuolį žaidžia labai stabiliai, daro mažai under unforced errors. Bet jie tą ir laukia klaidos. O dženkeriai yra tie, kurie tiesiog kaip Predas Gibraltas parašęs knygą Winning Ugly, jie privers tave gręžtantimis. Tai va toks įdomus pastaruoju metu išgirstas žaidybinis stilius, kur matyt retai kas naudoja ir mums labai sunku kaip treneriams jį mokyti, nes jis turbūt yra nelabai mokomas, jį žaidėjai patys išsivysto. Čia pagal charakterį, man atrodo, suformuoja, ypač galima tokių žaidėjų, nes pro lygiai, ką žinai, ar tu ilgai išgyvensi su tokiu stilium. Bet aš galvoju, vaikų tenise formavimus iki 12, ten va tokių šlikštukų, kaip tu sakai, žinai, ten, kurie, reikia kentėti su jais, reikia kantrybės daug. O kada tu pastebi žaidybinį stilių žaidėjuose? Žaidėjas pradeda nuo raudono kamuolio, oranžinis žalės ir jis auga ir kada jau tu gali pradėti po truputį identifikuoti tavo patirtį? Koks jo žaidybinis yra stilius? Aš tai identifikuoju pagal charakterį, nes vaikas iškart matos, nes iš esmės mūsų stilių formuoja mūsų charakteris ir tas pats technika. Ir matai, kad tas vaikas, jis ateina į savęs, tarkim, 7-8 metų drovesnis, ką jis daro, jis tik laiko kamuolį, jis nieko nedaro, nieko nekurs. Jeigu ateina vaikas biški šustresnis, atsiprašant, greitesnis, toks impulsyvesnis, egocentriškesnis, jis visiškai kitaip žaidžia, jis gyva tenis, jis eina, daro, nebijo. Ir plus galbūt visiškai neidentifikuosi, bet tu jau matai tas pirmas užuomazgas, nes kortai tai mažės yra, tu tik tais pamatysi finale, kai jūs išeisi softą arba didesnį aikštelę, tada tu matysi galutinai jo tą stilių, bet labai ryškiai matos, bet čia daugiau su charakteriu susiję, nes, visi vaikai labai aiškiai mato 7 metų, jie, ta prasme, vienas drąsesnis, kitas toks biški naglesnis ir viskas tas atsiliepia per žaidimą. Ta prasme, ar aš teisingai suprantu, kad tu teigi, kad jau oranžiniam žaliam kamuolį mes galim pamatyti tendencijas ir jo stipriasias pusės, ką jis mėgsta, ko jis nemėgsta ir kaip mes galim formuoti jo treniruotinį procesą, nes vis tiek yra ta teorija, kad visgi žaidėjų didžioji dalis treniruočių visgi turėtų būti ant jo stipriųjų pusių. Taip, nereikia pamiršti silpnųjų, bet nereikia treniruotis tik silpnųjų pusių, nes tada gaunasi, kad žaidėjas praras pasitikėjimą, jisai nejaus malonumo iš proceso, nes jis daro tik silpnasias pusės, ar ne? Ką dažnai vėlgi ta turbūt trenerių klaida, kad mes matom kažkokią skylutę ir mes sakom, reikia ant šitos skylutės padirbėti, bet pamirštam, kad jos stipriosios pusės galbūt yra kitos, kuris irgi turėtų būti atidirbamos. Čia jau trenerio kompetencija kaip suvaldyta, bet iš esmės pats charakteris, branduolys, jisai labai daug nesikeičia, jis aplinkui apsikeičia, ta prasme, susiformuoja. Pavyzdžiui, paimkim Vilių Gaubą. Nuo pat mažens nuo raudono kortas atsistoja, viską suktais kamuoliais žaidė, viską persuktais ir jauti, ir bėga, ir žaidė tą atvirą stovėsną, jam, aš nežinau, kiek jį mokė to, bet jam viskas labai tas natūraliai gavosi ir tu supratai, kad čia bus kačialka, liaudiškai mūsų. Ir ką mes matom šiandieną, žaidimo stilius, aišku, jisai dabar keičiasi, nes jis turi keistis, nes visai kitas lygis, bet iš esmės pats principas, jis to žaidimų labai ilgai gyvena savo tokiu stiliu. Yra kitų žaidėjų irgi, tas pats Richardas, jis toks, kaip buvo, kiek aš atsimenu Šiauliuose, jisai muždavo, jis buvo agresyvus galinės linijos žaidėjas. Toks yra išlikęs. Tik tai, aišku, ten yra tam tikri niuansai, keiti, adaptuojas prie žaidimo, prie lygio, nes jeigu tu nori kilti, turi daugiau viską mokėti, ne?
Ispanai visi, nepaimkim irgi, koks jų žaidimas, nu, daugmaž panašus, tik tais Alcarazas yra unikalus, ta prasme, nes paimkim, kaip Nadalis, kokia atėjo taktiniu, ne, į pro lygį ir kaip Alcarazas, kokiu greičiu, kokiu sukimu jis žaidžia, iš karto ties 18 metų žaidžia ant visų dangų idealiai. Tuo tarpu, kai Nadalis žaidė tik gruntą ir kokius 2 metus ilgai ieškoja ant hardo, ant žolės, ilgai jis ieškoja. O čia labai įdomi tema, prie kurios mes už kelių minučių sugrįšim, būtent apie technologiją, aikšteles ir jos įtaką taktikos vystymuisi ir apie tam tikrus netgi sprendimų priėmimus, matyti iš organizacijų, ATP ir WTA, bet galbūt neskubėkime į priekį. Dar turbūt reikia svarbu paminėti teniso taktiką, mes kol kas kalbėjom tik tai, kas priklauso nuo mūsų, ar ne? Kokios yra intencijos, kokie yra smūgiai, ką aš mėgstu, ko aš nemėgstu, koks yra mano žaidybinis stilius. Bet mes kol kas nepalėtėm kitos pusės tenis. Mes labai retai analizuojam oponentą. Ir visgi nesvarbu, ar tai yra vaikų tenisas, ar tai yra mėgėjų tenisas, ar tai yra profesionalų tenisas, jie žino, ko jų priešininkas nemėgsta. Nes kaip mes šnekėjom, tenise gali laimėti tašką pats, arba gali priversti priešininką suklysti. Tai šitoje vietoje matyti yra labai svarbu patarimas visiems, kurie nori daugiau teniso mačų laimėti, negalvokit tik apie save. Pagalvokit, su kuo jūs žaisit, jeigu žino tą žaidėją, kokios yra silpnosios pusės. Tai neturi būti taktinės silpnosios pusės. Tai neturi būti tik techninės silpnosios pusės. Galbūt tai yra ištvermė, galbūt tai yra tam tikri kiti psichologiniai dalykai. Gal jisai sušala prieš 6-6 ir jis padaro dvigubas. Bet taktikos patarimas yra analizuokit ir savo oponentą ir užsirašykit bent kelis jų trūkumus, kuriuos jūs galite išnaudoti. Nes kai mes dažniausiai kalbam su žaidėjais apie taktiką, mes kalbam panaudok savo stipriasias pusės prieš tavo oponento silpnasias pusės. Tai yra idealus balansas, ar ne? Nėra lengva pasiekti, bet labai dažnai, man kiek teko su savo draugai šnekėti, jie visą laiką kalba apie save. Jie labai retai kalba apie oponentą ir negali išanalizuoti, ką jo oponentas padarė kitaip. Oponento analizė, ar jinai yra svarbi žaidimo dalis? Aš galvoju, kad čia yra esminė dalis, nes aš niekada kažkaip tai galvoju, kad savo žaidėjim nekalbu apie jų taktiką stipresis. Tai yra svarbu žinoti savo ginklus, su kuo tu eini į mūšį, ką tu turi, ką tu gali pasiūlyti, bet paskutiniu metu ir treniruotėse labai akcentuoju gerbėmėjai, jūs turite žiūrėti, kas vyksta nuo pusėje. Ten visas atsakymas. Ir visuose iš taktinės pusės 70% informacijos yra nuo pusėje. 30% tik tavo pusėje. Ir tai yra tiesa. Nes visa taktika ir skirta yra mano taško laimėjimui prieš priešininką. Ir aš ten turiu viską stebėti. Iš kurios pusės jisai muša, ką mėgsta, iš kurios apibėginėja, jos silpnas turi analizuoti nuolat. Ir visa taktika ir turi būti būtent paremta per mano priešininką, nes aš einu žaisti su juo, aš turiu žinoti savo stipriasias vietas, man yra lengviau išsiaiškinti savo galimybės taktinės, nei priešininko. Bet mano taktinės galimybės aš turiu žinoti kaip kozerį ir žinau, ką aš naudosiu ir ko negaliu naudoti, arba ko negaliu panaudoti. Bet iš esmės tą dieną aš turiu koncentruotis tik tais per priešininką. Mano suvokimui aš žiūriu tik tais vieną pusę, nes tenais yra visi atsakymai. Bet kaip retai mes klausimus prie savo žaidėjų apie oponentą? Čia turbūt labai retai, man tai yra raudona vėliava savo, nes aš dažniausiai fokusuojuosi į savo žaidėjus, bet labai mažai kreipiu. O mūsų tikslas yra išmokyti, analizuoti, nes tai irgi dalis recepto. Taip, tai ir mes aš tau dabar kaip tu pagavau net pat save ir kiek treniruoti klausiu, ką būtent tavo oponentas veikia, ką jis daro, kad ir bet kokioje taktiniai schemoje, kai tu dirbinėjai. Ar teisingai, mes kaip ir pasakom, kodėl tu nežaidai dešinę, ne? Mes jam vaikui duodam įrankius, pasakom, kodėl tu nežaidai dešinę, žaidai į kairę, ne? Bet mes nepasakom, kaip mes suformuotum klausimą, kaip tu galvoji, kur tavo varžovas buvo? Ar tu žaidai ten, kur varžovo nėra, ar tu žaidai ten, kur varžovas yra? Ir viską keičia iš esmės, vaiko suvokime viską keičia, o mes pasakom, kodėl ne dešinė, kairė? Ir mes atrodo, kad vaikas žaidžia su tuščia aikštelė, varžovo nėra ir mes sakom dešinė arba kairė, bet yra varžovas. Ar tu matai, kad tavo varžovas buvo ten? Ir aš labai mėgstu pratimą, kur vaikai labai nemėgsta, jie keikia mane, kai reikia kalbėti. Duodam, pavyzdžiui, paprastas pratimas, žaidžia žaidimų skaičių setą ir visi kalba prieš pat smūgį, pasako, turi sužaisti ten, kur varžovo nėra. Jis turi pasakyti, varžovas dešinė ar kairėje pusėje stovi. Jeigu varžovas dešinė, jis turi žaisti kairė. Jeigu varžovas stovi vidury, jis renkasi, kur žaisti. Ir vaikams tai yra peilis. Aš pasidalinsiu ne savo pratimu, tik prieš porą savaičių buvau Londone
Ir Judy Murray kalbėjo apie jos treniravimo karjerą. Mes visi žinom Judy Murray kaip Andy Murray'aus mamą, bet šiaip jinai yra didelė trenerė. Ir jinai pasakojo apie court roleplay. Kaip vaikai išsitraukia rolės ir jie turi toje rolėje žaisti, o tada yra treneris klausia jo oponento, kokią rolę jisai gavo, kokios jo yra stipriosios savybės. Ir sako, mes tą žaidimą žaisdavom dažnai, klubo nights, išsitraukdavom rolės ir turėdavom, reiškia, tą rolę ir pateikti aikšteliai, ir pamatyti priešininko rolę, ir ją išanalizuoti, ir pateikti planą, kaip mano rolė turėtų dirbti su tą rolę. Bet kaip tu ir sakai, tai yra tik iš situacijos sukūrimo. Treneris nesako, daryk tą, jisai sukuria situaciją, kurioje tai čia mums reikia tiesiog vaizduotis ir inovatyvumo kartais. Šiaip tai jo, aš esu tą girdėjęs ir tai iš tikrųjų gera idėja, bet ne visi vaikai tą moka ir supranta. Prieš tai mes turim tą labai daug ką įskiepyti ir čia yra esminė problema, kad mes leidžiame vaikui pernelyg ilgai gyventi savo rolėje, savo taktiniai tokio, žinai, aš gerai jaučiuosi ant galinės linijos, neįsiu iš oro, nes nenoriu. Nepatinka man mušti aktyviai, nepatinka ten žaisti po visą aikštelę, bėgioti, nepatinka. Bet va, tais būdais vaikų galbūt neužkirsti kelią arba susiaurinti jam, nes galbūt vaikas jisai netaisyklingai išsirinko, gal jo gebėjimai fiziniai leidžia tą daryti. Ir tiesiog va, būtent tokiais metodais leisti vaikui dar geriau pažinti visus stilius. Pažinęs gerai visus stilius ir atpažinęs, jisai gali pats priimti, jis gali būti pagal žaidėjo stilius gali keisti pats savo taktikas. Ir kuo jis daugiau tą mokės ir žinos, to jis bus įvairesnis ir kokybiškesnis žaidėjas. Super. O aš visgi norėčiau dar vieną labai įdomią temą paliesti. Tai yra taktikos evoliucija priklausomai nuo sprendimų, kurie buvo priimti ATP ir nuo technologijos. Ar ne? Nes mes žinom, kad pastaruosius 50 metų ypatingai daug pasikeitė. Pirmiausia, pradėkime nuo rakečių, perinant nuo medinių ant metalinių, ant grafitinių, ar ne? Stygos, tempimo technologijos, kamuoliai buvo sustandartizuoti apie 2000 metus, pritaikyti lėtesni kamuoliai greitoms dangoms. Tas pats Wimbledonas sulėtino savo žolę, nes pamatė, kad padavimas turi visišką įtaką, ar ne? Ir vat kaip, kokia tavo nuomonė yra, Šarūnai, apie kaip visgi ne tik tais nuo žaidėjų taktinių pasirinkimų, bet ir nuo sprendimų priimtų. Tarkim, paskutinis mano pavyzdys yra, puikiai prisimenam, koks ilgas buvo grunto sezonas prieš kokią 20-30 metų, ar ne? Būdavo žymiai ilgesnis, dabar yra daugiau hardo kortų. Ir kaip tai atsiliepia tam profiliui žaidėjų, kurį mes matome televizoriui, ar ne? Nes, nežinau, ar sutiksi ar nestiksi, bet visi jie tampa daugiau all-rounderiai. Jie visi gali paduoti, jie visi gali gerai priimti. Jie visi gerai, sakykime, ir atakuoja, ir ginasi, ir daugiau yra dominuojantis all-rounderis. Ar tu sutiksi su teiginiu, kad teniso kaip sporto technologinis virsmas turėjo tiesioginės įtakos žaidėjų taktiniam formavimui? Manau, kad taip, tai savame aišku, nes mes ne futbolas. Futbole kamuolius keičia kiekvieną sezoną arba kiekvieną pasaulio čempionatą. Jis būna greitesnis, jis būna lėtesnis, tenisas ir technologijos ir lengvumas leidžia tą evoliuciją vystyti ir vienareikšmiškai. Tai visų pirma, nuo to pradėkime, kad organizacija ATP pati ir ITF-as kūrė. Ne, visus tos, jie kaip čia diktuoja žaidimo taisyklės, kur vyks turnyrai, ne? Juos kreipiasi turtingi klubai, turtingos šalis, kurie moka pinigus ir nori, kad pas juos vyktų. Jie užsako muziką iš esmės. Pačios šalis diktuoja tą madą. Pavyzdžiui, Italija, tarkim, didžiosios šalis, kokią dangą jūs propaguoja Amerika, ne? Ir aš manau, tas dangų kaita, kaip tu sakai, kad per visą sezoną žaidėjas ant tiek turbūt universalus, vis tiek viską turi mokėti ir gebėti žaisti ant visų dangų. Tai įtakoja tokie komerciniai dalykai. Tai buvo paskatinta evoliucija. Toliau iš technologinės pusės raketas, kamuoliai, natūraliai. Žaidimas turbūt patrauklesnis ir įdomesnis. Kuo greitis didesnis, kuo taškai įdomesni, įvairesni, kuo žaidėjas pats su savo inventoriu gali daugiau sukurti, ne? Nu, kiek mes matėm, kai žaidė su mediniam raketė, žaisdavo per klyną. Pjaustydavo daug, ta prasme, nes net kito nebuvo, bet ten buvo vienas stilius iš esmės, ne? Prisiminkime Vilną. Padavimas, ėjimas iš oro. Kamuolys buvo lėtas, buvo galima pasiekti, kamuolys pagreitėjo, staiga ėjimas prie tinklo tapo nebeįmanomas, nes tiesiog... Bet ar tai buvo gražus tenisas? Čia yra klausimas. Aišku, reikėtų paklausti tų laikų žmonės, kurie žiūrėjo, kurie sirgo, kurie domėjosi tenisą.
Bet šiai dienai tenisas jis yra mažiau prognozuojamas dėl evoliucijos savo. Dabar po mūsų to didžiojo trijo Djokovičius, Federerio ir Nadalio išėjimo bus didesnė kaita. Aš netikiu, kad Sinneris su Alcarazu jie ir gyvos, bus dar dažnesnė kaita, nes žaidėjai visai kitokie atėjo. Ir visai kitą kartą, ir jų gebėjimai yra visai kitokie, ir bus didesnė kaita, ir tas tenisas tikrai bus įdomesnis. Ir iš technologijų jisai, kaip ir sako, tenisas greitėja, atletiškėja. Ar tai susijęs su pačiu žmogum, kaip evoliucija, kaip jis keičiasi žmogus, preparatai, atsistatymo priemonės, jis savo gali daugiau leisti, ne, daugiau agresijos, bet to pasiekoja, aišku, daugiau traumų yra viską. Nežinau, bet iš esmės, kaip ir tu sakai, tai kas vyksta dabar, dar aš manau, kad yra ne pabaiga. Manau, kad netolimoje ateityje mes matysime dar kitokių rakečių. Manau, kad tas bus ir komoliai keičiami, varijuojami, eksperimentuojami, nes ir dabar nori kai kur sulėtinti, kai kur pagreitinti. Ir tai užsako komercija, dėja. Tai ne evoliucionuoja pats kaip tenisas. Mes kaip tenisininkai norim saugesnio teniso, kad žaidėjai mažiau traumų, taip ir taip kažkas susirinko tenisininkai elitas, ne, ir galvoja, bet tai viską daro komercija. Pažiūrėk, televizija viskas. Jo. Faktas turbūt yra akivaizdus, kad tie sprendimai ir tas technologijų virsmas tiesiogiai įtakojo žaidėjų taktinį vystymą, nes jeigu aš pagalvoju apie savo laikus, Michael Changas, variacija nuo dangų lėtumo, tai yra grunto, iki dar tuo metu kilimas buvo galima žaisti, ar ne, ir kaip Bekeris žaisdavo su Pitu Samprasu ant greitų dangų ir kaip Michaelas Changas arba ta karta Marcelo Rijosas atėjo, tas range'as žaidybinių stilių buvo labai didžiulis, ar ne, ir Michaelas Changas nesvajojo laimėti kilimo, kaip Bekeris turbūt sunkiai svajojo laimėti Roland Garros, ar ne, ir paskui šiek tiek susitraukė ir tie žaidėjai, man atrodo, vienas su kitu supanašėjo. Aišku, ir kamuolių sulėtinimas buvo vienas iš tokių didesnių rakečių, lengvumas, stygų. Visas tas turėjo įtakos, manau, tam, kad mes pakankamai vienodus stilius dabar matom. Bet aš dar turiu jau visiškai paskutinius 2 klausimus. Dirbtinis intelektas ir tenisas. Revoliucija. Aš kaip tik pagalvojau apie tai dar vakar, nes kaip tik naudojaus dirbtinį intelektą ir galvojau... Teniso reikalams ar... Jo, teniso mokslams, paprasčiausiai kažkokia informacija. Aišku, reikia labai atsargiai, nes informacija ne visada tiksli yra. Turi mokėti užduoti klausimą, nes nuo klausimo gebėjimo užduoti tau, tu gali gauti kokybišką atsakymą. Jeigu tu užduosi bet kaip, tau gali bet kaip, be jokių pavyzdžių ir, reikia labai atsargiai iš tikrųjų dar. Bet iš esmės, ką tu paminėjai, kad dirbtinis intelektas artimiausių pakeis psichologam yra iššūkis. Todėl, kad šiai dienai jis bendrauja kaip su psichologu, gali su juo bendrauti. Ką tu užduosi, jis tau pasakys tokių variantų, bet vėl, ar tu nori gyvo žmogaus, ar tu nori kažkokios patirties, jis dar to nėra, nes dar nėra išmanus išmanieji intelektas, nėra išmanusis vien dėl to, dėl algoritmų dar pakankamai nesuvesta. Bet kai statistinė analizė. Sutik, labai svarbu žinoti, kur Janikas paduos prie 40-30. Bet kaip dabar tas buvo, tai negali pasakyti, kad čia yra... Tai nėra naujas dalykas. Tai nėra naujas dalykas. Ten elite sporte, visam elitiniam sporte technologijos, skaičiavimai, metodika, tas jau seniai vyksta. Ir jie viską tom remiasi. Statistika, ateini pasakai, žiūrėk, ten tas ir tu jau žinai, ką tu gali daryti, ko nedaryti, arba ko išvengti. Arba ko tikėtis iš priešininko. Arba ko tikėtis iš priešininko. Tai tas išmanusis intelektas, jis galbūt čia šitokioj apie konsultaciją po mačų kalbėti arba ką daryti, ta prasme, kad aš nelinkėčiau sportininkam visiškai nueiti tenais, nes tai yra labai slidus reikalas. Bet kad jisai turės daug įtakos, tai faktas, jisai nepakeis trenerio. Bet, paimkim pavyzdį, mėgėjas, kuris nori prasivesti treniruotę. Jis suveda į ChatGPT ir sako, noriu teniso treniruotės, esu tiek ir tiek žaidęs, noriu kairinį smūgį. Ir jam išmes visą programą. Ką turi daryti, kaip turi daryti, kiek turi serijų. Vis tiek žmogaus reikia. Reikia žmogaus taip, kad grįžtamas ryšys įvyktų, ta prasme. Bet iš esmės jis viską gali tą padaryti be trenerio. Iš esmės, ką dabar mūsų klientai, vaikai, tėveliai, jie bus dar išmanesni, jie dar daugiau žinos informacijos, žinos net kaip daryti. Ir jeigu treneris čiut biškį užsileis save, netobulės, neskaitys, gali būti tam tikrų bendravimo iššūkių. Bet statistinė analizė, aš matau didžiulį įtaką netgi ir žemam teniso lygyje. Kalbėkime apie vaikų tenisą. Dabar visos technologijos, kurios ateina, lengvas kamerų pateikimas, lengvas filmavimas, lengvas duomenų surinkimas ir apdorojimas.
ir jų gavimas yra daug lengviau negu anksčiau, bet mes rankiniais metodais naudodavom tą statistiką. Tikrai manau, kad šiek tiek tam informacija pati yra prieinamesnė. Greičiau mes gausime informaciją, vat, kaip mes šnekėjom, kur tos klaidos yra daromas, kokioje situacijoje, kokioje intencijoje, kur aš darau daugiausia klaidų. Mes ją gausim pakankamai lengvai ir turbūt pagreitinsim tobulėjimo procesą, jeigu mes to norėsim. Čia aišku reikia norėti. Nes ChatGPT jisai nėra kažkoks kosmose kūrinys, iš esmės jis viską ima iš interneto. Tai ką internete, bet va, čia yra labai svarbus momentas. Ar viskas yra internete teisinga? Ir čia yra gebėjimas įjungti savikritiką ir lojalumą, kiek tu gali būti tikras tom, ką pateikia, ar tai yra teisinga medžiaga. Jeigu tu ieškai greitos medžiagos, tau išmes, bet kiek jinai bus teisinga ir reikalinga ir tikrai jinai teisinga, čia yra klausimas, nes jeigu tu tik savo viskas ok, bet jeigu tu su ta medžiaga pasiimi ir eini dar diskutuoji ir bandai kažkam įrodyti tiesas, tai čia reikia labai atsargiai vertinti tos. Ir paskutinis klausimas, sakiau du, tai vieną uždaviau apie dirbtinį intelektą, paskutinis moterų tenisas. Kaip tu matai jį vystantis taktinė prasme? Kas toliau? Nes šita diskusija, jinai kiekvienoje konferencijoje iškyla. Kas toliau su moterų tenisu? Nu ir dažniausiai atsakymas būna vienas, bet kaip tu manai? Koks būna, nepasakysi. Noriu pažiūrėti, ar tu tą patį pasakysi. Kaip tu manai? Manau, kad jis vystysis, jisai greities, jisai bus atletiškesnis, nes, aišku, moteris niekada nebus kaip vyrai, nes dėl fiziologinių dalykų pečių, bet tai, ką matome išėjus areną, galvojam, kad daugiau nieko nebus panašaus, atėjo Sabalenka. Ir žaidžia analogiškai tą tenisą. Jėga, greitis, agresija ir jinai yra top. Ilgą laiką tos ateina mažesnės, kurios žaidžia bando taktiškai, jos yra top, bet vis tiek dominuoja greitis ir jėga. Bet tai Iga. Viskas tvarkoja. Iga žaidžia greitai, Iga žaidžia galbūt gudresnį tą tenisą, bet kiek jinai išbuvo. Tarkim, paimkim Williamso rezultatus, kiek jinai sėdėjo topė su savo to žaidimo stiliu. Sabalenka tą patį, gal paskutiniais metais. Kai visgi greitis jėga. Man buvo įdomu, žinai. Nes, bet žiūrėk, paimkim vyrus irgi tas pats Alcarazas, kaip sako, kur to privalom, sako greitis. Greitis ir tai, kai tu žiūri finalą ir tu matai, kaip jie varijuoja tais greičiais, greitesnis, lėtesnis, davėjai tam variacija aikštelės ir viskas yra per greitį. Aš grįžtu prie moterų teniso. Man patiko pažiūrėti highlightsus mergaičių Wimbledono finalą. ITF ar mergų? ITF, jau. Ir žinok, buvau labai maloniai nustebintas tuo, ką jos parodė, nes mes kalbam apie dominavimą jėgos. Ta, kuri stipriau muša, ta, kuri stipriau muša, dažniausiai laimi. Ir nesakau, kad jėga dings, bet man buvo labai gražu žiūrėti, kaip jos žaidė su kamuoliu. Nuo slaiso iki angleso, iki trajektorijos pakeitimo, iki pagreitinimo, iki inside outo. Nežinau, negaliu sakyti, kad tai yra tendencija ir nedrįsiu teikti, kad tai yra tendencija. Bet tose dviejose finalo mergaitėse aš pamačiau tai, ką mes matom vyrų tenisą. Pilnas gyvas. Tai čia mano toksai spėjimas, galbūt, kaip sako, wide range, top 100 mes tokio neturėsim. Bet mano toks drąsus spėjimas, kad visgi atsiras moterų, kurios tą greitį suvaldys, sugebės su juo žaisti ir daugiau pasiūlys. Ne, tai aš visiškai sutinku tam, kad jų stilius moterų jisai įvairėja. Daugiau atsiranda su viena ranka žaidžiančių, ne ko anksčiau buvo retai, tai va, kaip tu sakai, tas laisvas, tas visos aikštelės žaidimas, jisai atsiranda, tai tas ir labai gerai, bet vėl, kiek jos, kaip tu sakai, gali būti konkurencingos prieš tą jėgą. Va čia, kuris sugebės išmušti, neleisti ten varžovui, anos aikšteliai pusė lupti, ta prasme, tai va čia yra esmė, kaip tą įvairų tenisą pritaikyti prie gero greičio, nes tu gali žaisti įvairiai, bet jeigu tą darysi greitai, tada labai gerai, bet jeigu tą darysi lėtai, neturės tavo jokio efekto, tavo tas žaidimas įvairus. Ir dar vienas klausimas, be kalbant su tavim, kilo. Mes visą laiką kiekvienam podcast'e stengiamės duoti patarimų, ar ne? Kokie patarimai taktikos vystymui mes galėtumėm duoti tėvams ir treneriams? Kaip tu galvoji? Nes ne kiekvienam turnyre treneris yra šalia, ar ne? Ir galbūt kai kurie treneriai galbūt galvoja, kaip man tą taktiką analizuoti. Kokie yra metodai, kuriuos tu taikai, galbūt pasidalinsiu aš taikau, kad galėtumėm paprastais būdais padėti žaidėjui suprasti, kaip mokytis taktikos. Nes, kaip tu sakai, tos du krosai, dvi linijos. Klasika, bet tai nėra taktikos mokymas, nes tai nėra žaidimo mokymas. Kaip tu patartum tėvams, net ir galbūt treneriams keletą idėjų, kaip jie galėtų mokyti žaidėjus taktikos? Elementariausiai, kaip mes galim išmokti taktikos, tai paprasčiausiai leisti vaikui žaisti. Okay. Netreniruoti.
ateik šeštadienį, sekmadienį, žaisk tai, ką tu nori. Ne tik vieną individualią treniruotę. Durniuok, daryk, pjaustyk, leisk žaisti, leisk jam pajaus, nes mes treniruotėse treneriai turi savo filosofiją, savo rėmus ir neleidžia vaikui labai jom uždaromės į mes, mes ten darom kažką taktiškai, bet mes vis tiek darom savo filosofiją, taktiką. Bet vaiko viduje ten yra tas mažas vaikas, kuris nori pabandyti, papjauti, patrumpinti, treneris blemba, nepasakysi, gausi per kepurę tas, tu, visą laiką tu jį laikai rėmose kažkokie, tokie kaip, žinai, kaip nevaldoma arklį, bet jis turi būti laisvėje. Tai leisti daryti tokius turnyrus, darykit, ką jūs norite. Kokiom norim taisyklėm, duot žaisti ir duot jam per tai išsigryninti ir pajausti. Visų pirma, jis turi pajausti. Tam, kad jis galėtų taktiškai žaisti, jis turi turėti jutiminių dalykų. O kaip jutiminė atsiranda? Jo, Neugi stovi dėdė piktas su diržu ir tada tu pajausi? Ne, tu pajausi baimę, nerimą ir tu darysi tai, ką jis sako. Kaip tu galvoji idėją žiūrėti tenisą? Nes sutikim, kad šiais laikais telefonai yra paėmę visą dėmesį ir labai retai tam kontente turinį, kurį mes žiūrim, tai yra tenisas arba mačas teniso. Jeigu mes highlightą pažiūrėjom, tai nėra taktinė treniruotė, ne? Mes visko nematėm. Aš kaip tik nesutikčiau. Sutinki, okay. Highlightas yra patys geriausi epizodai. Aš žiūriu, žinai, kaip iš paprastos prizmės. Highlightas trunka 7 arba 10 minučių. Okay. Mačas trunka geras, 4-5 valandas. Taip. Vaikas niekada neišsėdės. Bet nei kantrybės, nei... Atmeskim highlightas pilnas mačas, teniso žiūrėjimas, taip ar ne? Kaip taktikos mokymų. Jeigu tu sėdi su juo ir kalbės, tada, aišku, žiūrėjimas. Bet jeigu tu sakai, chebra, pasižiūrėkit, tada jau tegu žiūri highlightus. Tai bus patys geriausi epizodai, patys tokie kritiškiausi taškai. Ir highlightuose parodo setbolus, kai yra daugiau, kai yra lūžis, tos momentus, tai aš sakyčiau, čia highlightus. Bet jeigu žiūrės vienas, jis nežiūrės. Nu, jis įsivaizduok 4-5. Jis neanalizuos 4-5 valandas, jis tikrai neišsėdės, jis neišlaikys tokios koncentracijos. Mačio video analizė. Žaidėjo video analizė. Reikalinga. Bet nežinau, kaip tą padaryti. Kažkada bandžiau vežtis kameras, filmuoti. Be galo sudėtinga. Dėl kokybės atžvilgių kampai turi būti visa komanda filmavimo, kad normaliai nufilmuotų mačai, tu galėtum iš viršaus analizuoti tas kampas, nes truputį technologijos ateina, net ir karpimo technologijos ateina. Tikėkime, kad kelių metų bėgiai. Yra ir dabar sako, kad video įkeli ir tau sukarpo, bet, sakykime, jos nėra lengvai prieinamos ir tam reikia turbūt etato, nes treneris išžiavęs į varžybas ne visada suspės. Nežinau, sakau, bandžiau filmuoti, ta prasme, kokybės nebuvo, nes... Mes sakom taip, bet tai nėra lengva. Tai nėra lengva. Jeigu kas nori, dėl Dievo meilės, tegul daro, bet esmė tai, kad, įsivaizduok, man vieną mačą kažkur aš filmavau, nufilmavo 12 gigabaitų. Man į kompiuterį net neišėjo normaliai perkelti, po to ten dar rodyti tvorą, mato, šnekasi. Kaip man tą vaiką pasidinti, ten paaiškinti. Ir kampas, sakau. Krepšinio komandos turi, sakykime, didelį etatą, kuris turi statistinę analitiką arba video analizatorių atskirai. Tai yra viena, mums kaip treneriams dažnai galbūt. Pro lygiai labai paprasta, kai tavo mačai visi transliuojami, filmuojami, tu pasimatai, ten jau net būna analizė parašyta visą iš esmės. Statistinė analizė. Jo, vaikų tenise. Ką matai? Tiesiog rankinė statistinė analizė, old schoolas. Visiškai. Kol kas vaikų tenise, tai aš neįsivaizduoju kaip kitaip, bet vėl ne visi treneriai sugeba dirbti su skaičiais. Mes gal apie tėvų šnekėkim, nes dažniausiai tėvai rašo. Tėvai rašo, bet iš esmės tie skaičiai, vėl mačas mačų nereigus, jeigu laimi 6-0, 6-0, tau duoda rezultatą. Gauni apie lygų mačą ten, kai yra lygų sunkus mačas, tašką, ten gali daugiau apčiuoptos informacijos. Bet kai yra mačai į vieną pusę arba į kitą pusę, apie ką? Tai reiškia, mačas turi būti, kaip sakyt, close. Ne, mačas turi būti pilnavertis, kokybiškas, geras, lygus, tada tu gali iš jo labai daug pasimokyti. Tu gali ir iš to mačo, aišku, pasimokyti, bet jeigu tu žiūrėsi po to tik skaičius, kai tu laimi 6-0, 6-0, tau jie nieko nepasakys. Iš esmės, tai kur išprovokuotas tavo klaidos, kiek tu pats susikūrei, kiek varžovas pralošė, skaičiuose nebus parašyta, kad varžovas viską pralošė. Arba varžovo kompetencija netraukia tavo lygio, kaip pavyzdys, arba atvirkščiai. Tai kaip vertinti tą mačą? Kokios išvados gali pasidaryti? Dvejetų įtaka žaidėjo taktiniam vystymui. Didelė, vienareikšmiškai, pati didžiausia, aš galvoju. Visų pirma, nuo geometrijos aikštelės suvokimo, nuo partnerystės ir taktikos yra daugiau dvejetų sėdėjimas. Būtent. Sugebėjimas uždaryti teisingai kampus. Jo, ir ten dažniau situacijos keičiasi, nes ten yra 4 rolės, kurios nuolat keičiasi. Žaidėjas, tu negali būti vienos galinės linijos žaidėjas. Ten tu turi arba priminėtos, arba padavinėtojas ir tu keities. Arba tu šisą nepaduodi, tik stovi prie tinklo. Ir ten tos rolės kiekvieną geimą keičiasi ir turi staigiai adaptuotis. Ir ten tos taktikos yra labai daug. Tai
Grįžtam prie to patarimo, kad kuo daugiau dvejot. Tikrai nepakenks ir for fun bus, ir vaikams linksma, ir vaikai nori žaisti, tą turi daryti ir nuo kuo anksčiau pradėsi žaisti, tuo tik tais bus geriau. Ir kai jie ateis jau po dvejetų tenisą, jis visiškai kitaip. Kitaip mąstys, ta prasme, matys ir kampus, ir žaidėjai, ir supras. Ir po dvejetų jam, kai aikštelė atsidarys, jisai visiškai kitaip matys. Ir kiti įgūdžiai naudojami. Turbūt. Aišku, ta prasme, nes... Ten winerio lengvai nemuši, ten turėsi privers daugiau priešininką sunkiai žaisti. Iš oro dažniau išeisi, nes nebijosi būti prie tinklo, ar ne? Situacijos priėmimas, padavimas į vietą negali bet kur priiminėti, nes tu aikštelės neturi, tu turi pusę aikštelės ir konkretų kampą. Ok, tai... Turbūt uždarykime taktikos temą, tikėkime, kad davėme šiek tiek naudos, davėme gerų idėjų, davėme galbūt papildomų supratimo, kaip tas tenisas visgi žaidžiamas, kaip naudoti, kaip žiūrėti į tą taktiką. Dėkojame visiems žiūrėjusiems, nepamirškite, kad mes esame Teach Coach ir Contribui platformoje. Jūsų parama, kokia jinai bebūtų maža ar didelė, mums padės startuoti ir su 5 ir tikėkime su tolimesniais podcastais. Tiem, kas galite paremti ir prisidėti, prašau, ir aš nuo savęs dėkoju. Šarūnai. Ačiū visiems, Aistis daug ką pasakė, tai dar kartą norim padėkoti savo pagrindiniam rėmėjam, kad mumis priėmė Teniso Space Akademija, 7.6 naujai akademijai, kuri netrukus atvers duris mūsų pagrindiniam rėmėjam Ohirai su puikia produkcija, Versinai, ir nepamirškite mūsų sekti, ir mes šiuo 4. podcastu atsisveikiname su vasara ir iki pasimatymo rudenį. Viso gero. Čiau.